pavyzdys būtų štai koks. Jeigu pasiekėte pensinio amžiaus, tai ponia Blinkevičiūtė. Iš viso širdies dėkoju Jums už gerai parengtą pranešimą ir mūsų glaudų bendradarbiavimą. Iš tiesų, Europos metai dėl kartų solidarumo ir aktyvaus senėjimo buvo svarbus mūsų žmonėm, nes suteikė postumį ir kartų solidarumui, ir tolimesniam aktyvaus senėjimo politikos formavimui šalyse narėse. Tai dar kartą patvirtino, jog vyresni žmonės tikrai yra ne našta ekonomikai ir visuomeniai, o turtas, pirmiausia, dėl savo patirties, dėl savo pasiekimų, dėl savo žinių. Kvalifikacija, patirtis, išmintis, lojalumas darbdaviui yra tos didžiulės vertybės, todėl mes turim skatinti darbdavius priimti ir išlaikyti darbo rinkoje vyresnio amžiaus darbuotojus, padėti jam kelt kvalifikaciją, pritaikyti jiems darbo sąlygas. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti pensijų sistemų tvarumą ir tuo pačiu garantuoti žmonėms tinkamas pajamas išėjus į pensiją, kad jie galėtų gyventi oriai ir aktyviai. Deja, skurdas vyresnio amžiaus žmonių tarpe per pastarąjį penkmetį kai kuriuose ES šalyse išaugo ir dėl to kyla pavojus tų žmonių tinkamai mitybai, sveikatai, pagaliau jie susiduria ir su energetiniu skurdu. Taigi būtini tam tikri tinkami sprendimai tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Taip pat valstybės narės privalo stiprinti kokybišką viešą infrastruktūrą skirtą vyresniems žmonėms. Turiu omenyje dienos centrus, pagalbą namuose, kokybiškas stacionarias slaugos ir globos paslaugas, pagaliau pritaikytą viešojo transporto sistemą. Ir tam tikrai turim naudoti ES struktūrinių fondų lėšas. Gerbiama komisarė, kreipiuosi į Jūs, prašydama išnagrinėti vyresnių kaip 50 metų žmonių nedarbo problemą. Ir komisija kartu su valstybėm narėm, vietos savivaldos institucijoms, socialiniais partneriais privalo išanalizuoti vyresnių žmonių nedarbo priežastis ir pasiūlyti konkrečias priemonės jų užimtumui didinti. Ir baigdama noriu pasakyti, tikrai neprotinga pensinį amžių sieti vien tik su gyvenimo trukmės ilgėjimu. Būtinta vertinti ES darbo rinkos situaciją ir pagaliau fizinės žmogaus galimybės, kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje. Ar nekils pavojus, kad sumažinę pensininkų skaičių, tolindami pensinį amžių, tuo tik padidinsime bedarbių gretas. Linkiu gero bendro darbo mūsų vyresniosios kartos labui. Ačiū. And now, Mr. Gerke. Gerke. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė Tyson. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Kukan už pranešimą. Mes galime pagristai teikti, kad aktyvaus senėjimo Europos metai